Šeštas uždavinys. Nuo kombinatorikos pereiname prie tikimybių. Ir šitas uždavinys buvo iš tiesų nesudėtingas. Jisai kaip ir nereikalavo mūsų klasikinio tikimybės apibrėžimo, o mums tiesiog reikėjo žinoti tikimybių savybės. Tai yra veiksmus su įvykiais. Tai pirmiausiai, kaip suprantame, čia turime du įvykius. Tai yra, kad laimi vienas bilietas loterijoje, kitas įvykis, kad laimi antras bilietas. Žinome abiejų tų įvykių tikimybės. Taip pat žinome, kad tie įvykiai yra nepriklausomi. Ką reiškia, kad jie yra nepriklausomi? Tai reiškia, kad jeigu laimėjo, tarkim, mes jau žinome, kad laimėjo pirmas bilietas, tai visiškai nedaro jokios įtakos įvykiui, kad laimės antrasis. Ir atvirkščiai. Tai reiškia, kad jie yra nepriklausomi, o nepriklausomų įvykių sąjunga, arba kitaip sakant, tai yra įvykis, kad įvyks abu įvykiai, o tą mums reikia šiuo atveju rasti, nes įvykis C ir yra įvykio A ir B sąjunga, tai yra, kad laimės abu tie bilietai. Tai tokiu atveju mes, norėdami surasti tą būtent tikimybę C, mums reikia, kaip žinome, tiesiog tas dvi tikimybės A ir B sudauginti. Taigi, mes gauname, kad tikimybė, jog Greta laimės abiejose loterijose yra lygi, jog laimės pirmoje su tikimybė 0,5 ir antroje 0,4. Sudauginame ir gauname 0,2. Taigi, tai yra atsakymas A.